Kaip galvoju, ar kaip abudu galvojate, ar šventės yra tai, kam, pavyzdžiui, reikėtų pasiskolinti pinigų? Nu, nebūtinai, šiaip galima. Logika. Šiaip, pavyzdžiui, žmonės skolinasi vestuvėms, ne? Nuskolinasi. O jau, kai žinau, paskolas, ir dar kaip, aš kartais būnu apakęs ir dar kokias įsikelia vestuvės. Aš sakau, hebra, jūs išprotėjai, žinai. Jo, būna. O kodėl tu manęs klausi? Ar tik ne todėl, kad aš vedu vestuvės? Aš tavęs klausiu, tu daugiausiai turi žinių šito klausimu, tikrai. Iš to stalo, žinai, vedė ar nevedė, bet turi daugiausiai žinių šito klausimu. Ir čia mes atėjom, vėlgi, nestaigmena prie savo antrojo partnerio šiandienos podcast'e, Imbank. Imbank yra su mumis jau kurį laiką, va ir šviečia labai gražiai logotipas jų. Tokie šviesdėžytė kainuoja. Gal be paskolos? Toks netikėtas klausimas. Klausimas mūsų komercijai po šito podcast'o. Taip. O kas tas Imbank, Jonai, įvesk žmogui į kontekstą, jis pasimetęs? Imbank yra finansų įstaiga, kurioje tu gali pasiskolinti pinigų, jeigu tau reikia kažkokiam pirkiniui, bet čia turbūt reikia ir įsivertinti, ar tas pirkinys tikrai yra vertas skolinimuose. Pavyzdžiui, aš vestuvėm nesiskolinčiau, man atrodo, tai yra keista, bet aš suprantu, kad yra žmonių, kuriems tai yra svarbu ir jie tam skolintųsi. Arba, pavyzdžiui, galima skolintis naujam stogo skardinimui. Tarkim, mano skardininkas velniškai prastai suskardino pirtį ir baigėsi pinigai. Ką daryti? Reikia skolintis skardinimui. Tai pačiai Žalgirio arenos rūbinėliai, kuri yra nusiaupta po Fenerio apsilankimo. Remontui, aš suprantu, remontas yra tas dalykas. Bet klausimas, žinai, tas lubas išdaužyti vieną, bet kaip ten prišikt, va čia jau... Gerai, atsiprašau, nusišteku. Bet šiaip, Imbank tikrai yra partneris, kuris gali padėti tau įspręsti daugybę nemalonumų, daugybę problemų. Ir jeigu trūksta kažkokios sumelės, ar tai kelionėliai, ar tai galų gale gal ir sveikatai, ne? Svarbu. Taip, be jokios kur kas svarbiausia turbūt. Taip, dantuką susitvarkyti, akytę, žinai. Ar šiaip atsakingai įsivertini situaciją, bet Imbank geromis sąlygomis yra pasiruošę padėti. O dabar mes turim ir nuolaidos kodą dar, ne, Jonai, kur vartojimo paskolos sutarties mokesčių bus nuolaida ir kodas yra krepsinis net. Krepsinis, tiesiog toks. Jo, taip, krepsinis, be net krepsinis ir su šitu kodu jūs gaunat nuolaidą paskolos sutarties mokesčių. Kada paskutinį kartą, Jonai, gerai prasiskolinai? Gerai prasiskolinau. Iš draugų, turiu menį. Iš draugų. Vakar. Kai pralošiau jums su Purlių pietus. Čia turbūt buvo šitas. Tai buvo didžiausias. O tai ten buvo neatsakingas, o Imbank kviečia skolintis atsakingai.